Tai va, kadangi praeitas video susilaukė begalinės sėkmės, Žilvinas pasubscribino, dar kažkas pasubscribino, tai užkyla belia kokią motivaciją dar kažką įrašyti. Ir šiandien galvoju, kad mano žemėlapiai, čia vienas kažkoks šitą darė atskirai Gemini ar ChatGPT kažkuris. Čia tas pats biški pafotoshopintas, bet iš principo yra tiesiog žalias blynas kiti žemėlapiai. Tai galvoju, pabandysiu perplanuoti. Ir kur yra bajeris Antigravity, būtent yra kitų kalnas įrankių, bet Antigravity, jisai kadangi yra Google, jisai suintegruotas su Gemini. O Gemini moka piešinėlius kurti. Tai jisai, žodžiu, realiai gali viską. Jeigu, pavyzdžiui, darytum savo website, galėtum sakyti, man sukurk su piešinėliais, su viskuo tą website. Tai pabandom. Tai sugeneruok naują background PNG failą, map3 ir map4 ir map5. O ką čia smulkintis? Visus. Grasify. Ohohoho. Gerai. Gal kiek per daug? Dar kartą, kokia čia ta komanda? O, šitas. Ok. Jis nepataikė, kur reikia dėti. Nu įdomu, kaip čia seksis su tokiais žemėlapiais žaist. Kodėl jisai visus juos sutarė dėti čia į stage'uose tai jie neveiks. Tu ne ten juos padėjai. Nu, pažiūrim, ar jis supras, ką čia man padaryti. Čia, aišku, rankomis 1-2 pakeičiau, bet čia mūsųgi tikslas žaisti su šito įrankiu. Šiaip šita klaida tai žiauriai tupa. Šiaip neturėtų būti. Ir kad jam būtų, aš kalbėjau apie atmintį, kaip čia padaryti su tą atmintim, tai yra Antigravity Instructions failas. Tai čia galima būtų kažką tokio įrašyti, kad žiūrėk, žemėlapiai, backgroundai yra ten, tas yra ten ir laikykis to. Jo, jis tarsi suprato, kur čia reikia pamovinti. Va. Nu gerai. Tai bandom pažaist turbūt, kas čia bus. Kaip čia jausis toksai. Nu, kaip ir veikia. Ar čia tipo jau gražu? Nu, biškiniai stilių. Nelabai man patinka. Ai, palatai, reiktų iki kito stage'o dait. Pasižiūrim, kaip kitas žemėlapis atrodo, ar kažkiek gražiau. Nu, šitas geriau, bet jis netinka, 2D žaidimai visiškai. Manau, reikėjo geresnės instrukcijas parašyti. Pabandom iš naujo. Sugeneruok. Jo, tai žemėlapį sukūrė. Dabar jau geresnis, bet nesukūrė šitųgi viso notationą, kur kokie akmenys, kur tie yra portalai, kur atsiranda tankai. Tai šauskurk object.json, map6 žemėlapiai, padaryk, kad iš akmenų būtų kaip šitasgi kaip labirintas, nes sudėtingas, bet ne, tai gal ne labirintas, kad iš akmenų būtų kaip sienos, kad tankai daugiau turėtų kliučių, bet sudėk tuos akmenis į linijas ir kampus, o ne šiaip pribarstyk visur. Portalus tenkis dėti viršuje, o tanko spawn poziciją kažkur link apačios centro. Nu, pažiūrėm. Nu, sukūrė kažkokį tai. Pabandykim paleisti, pažiūrim, kaip ten atrodo tai, ką jis padarė. Gerai. Įdomu, jau kažkoks tai žemėlapis, kažkokia tai logika vyksta. Gerai, man patinka.
Va taip padaryti. Kaip tu patartum padaryti, kad nereiktų Map Manager turėti fiksuoto žemėlapių keys masyvo? Žiūrim, ką jis pasiūlys. Proposed approach. Nu tai va, reikia skaityti, kitaip nieko nebus, jeigu neskaitysim, ką jis čia darys. Sukurti skriptą, gerai, kuris nuskenuoja maps, čia tai, ką aš jam norėjau siūlyti. Ir outputs a manifest JSON list of map keys. Kam to reikia? Ai, matai. Tai kai aš leidžiu savo kompe, tai aš galiu nuskenuoti folderius, bet jeigu kalba eina, kai vat, yra tas linkas, kur galite mano mangirdas.com/flattanks pažaisti, tenai JavaScriptas neturi kaip nuskaityti. Tai čia šitoj vietoje jisai protingas yra. Nepatinka, tada skrep šitą planą. Tada darom kitaip. Tada gal paliekam kaip yra. Tada žinai, ko aš noriu. Aš noriu, jeigu aš noriu inovuoti su žemėlapiais, tai ko aš iš tikrųjų noriu. Aš noriu, kad jisai man leistų, kai startuoja žaidimą, pasirinkti, kokį aš noriu žemėlapį. Implementuok mygtuką free play, kurį paspaudus galima būtų išsirinkti, kokį tik noriu stage iš pilno sąrašo. Implementation plan, nu žiūrim. I will use a simple grid of buttons. Nu gerai, tai kvadratėlių bus langas. Gerai, correct. Scenes tai jisai vadina tie, žinai, scene menu, scene, options, scene. Call it free play selection scene. Manual verification. Verify automatically, nes jisai moka browserį atidaryti. Jeigu jis čia irgi naujas feature'as, čia vos ne ant dienų išleido. Jisai moka browserį atidaryti. Jeigu savo website darai, šitas daiktas jam duodi permissionais, atsidaro browserį, pasižiūri, pats pasitestuoja ir padarė, ką reikia, pasižiūrim, ar jis sugebės, įdedu komentarą, kad pats patestuotų. Nu gerai, proceed, meldžiamės. Jam Pythoną reikėjo HTTP serverį pasikurti, gerai. Tai čia jisai dabar tikrina. Turėtų spausti free play ir žiūrėti, ar veikia. Ką jis čia galvoja? Va, matai, paspaudė free play. Ir turėtų išsirinkti kažkokį stage'ą, jo, va, 5. Šitas žemėlapis tai nieko, by the way. Gal čia kaip tik reikia žaidimą keisti, kad jis veiktų palei tokį žemėlapį. Įdomu, kiek čia reiktų pastangų. Jis beje viską, ką daro, įrašo, tai tada, jeigu tu būni išėjęs, nematai, tai gali pasižiūrėti. Čia galima atsidaryti, ką jis padarė, ką jis čia galva, video, reportas, kaip įrodymai. Kaip tikras freelance inžinierius. Čia mygtukai neveikia, tik pelė, gerai, liepsim taisyti. Aš galiu dėti naują dabar chatą, bet tada jam viskas būtų iš naujo ir jis būtų viską pamiršęs ir taip toliau. Tada vėl skenuotų viską. Bet jeigu aš rašysiu papildomus reikalavimus čia, jis turės visą šitą istoriją, ką darė, ir man atrodo, tas jam stipriai padės. Tai free stage selection scene veikia puikiai su pele, bet neveikia su klaviatūra ir pulteliu. Padaryk, kad galėčiau pasirinkti stage su pulteliu ir klaviatūra. Nu, ką jisai siūlo? Tai modify stage index, gerai, input verification automated test. Gerai, jisai pasigavo mano užuominą.
Bet aš nenoriu rankom testuoti, jeigu pats testuoja. O, gerai. Puikiai. Šitas žemėlapis man patinka. Gerai, nu tai ką, šiam vakar užteks. Geri rezultatai.